Ir panašiai padėtis yra kitur vakarų Europos šalių. Atvykusių migrantų bedarbystės rodiklis yra tarp 30 procentų ir 70 procentų. Lietuvoje mums vengia pasakyti tikrą skaičių migrantų. Pradėjome nuo 35, tai vyriausybės pasiūlymas, paskui prezidentė Grybauskaitė nutarė, kad tai netinka, 10 kartų didino, 350. Na ir pradėjo sakyti, tai juk maža suma, o čia rūpintis. Tikrai susitvarkysim su 350. Bet to negana buvo, dar padidino iki 750. Praėjus dar kažkiek laiko, spaudimas daromas, seniai asai Europos Sąjungos, Karel Bildt, Fabijus Laurent iš Prancūzijos grasina, ima pinigus, bet nenori priimti migrantų. Tai labai blogai, bus pasiekmių negerų. Na, galiausiai padidino iki 1105. Tai tiek dabar reikalauja, bet visai prieš porą dienų, ką išgirdom, Europos parlamentas priėmė nutarimus, kad bus galima kas 3 mėnesius vėl patikrinti. Jeigu padėtis keičiasi, kitaip sakant, jeigu toliau plūsta migrantai, tai reikės padidinti. Iki 1000 turime dabar, bet kiek iš tikrųjų turime? Yra nutekinta informacija, kuri nurodo, kad tikras skaičius bus 10 kartų didesnis. Ne 1000, bet 10 000. O mūsų pramonininkų konfederacijos prezidentas Dargis mano, kad dar daugiau. Kad dar daugiau reikia. 50 000. Tai dabar pagalvokite, jeigu Somalijoje per 25 metus, tai yra Suomijoje, padaugėjo 300 kartų, tai kiek mūsų pirmas 1000 migrantų per kiek laiko pasieks 100 000? Man atrodo, nelabai ilgai, 10 metų. Vienas dalykas. Galiausiai, paimkim Libijos pavyzdį. Kas inspiravo Libijos žūtį, kas griūtį? Pirmiausiai, tai yra vėlgi transnacionalinės korporacijos. Konkrečiau kalbant, tai būtų prancūzų ir italų buvo vieni iš iniciatoriai neramumų. Naftos gavybos korporacijos, kurios turėjo būti išvytos iš Libijos, jos buvo ir rėmėjai šito proceso. Tai kodėl neturėtų susimokėti tie, kas sukėlė riaušes, karus, kas ilgus metus plėšikavo. Lietuva šiuo atveju yra, kaip sakoma, nekalta, yra nekalta šiuo atveju. Yra tie, kurie ekonominę migraciją pastumėjo. Yra tie, kurie rėmė maištininkus, sukilėlius. Yra tie, kurie tiekia ginklus maištininkam ir sukilėliam. Taigi kalbės Tomas Korupskis, prisistatys pats. Sveiki, aš Tomas, Lietuvos pilietis. Nieko nestoju, tik save. Ir kaip visi iš jūsų atėjau čia, nes manau, kad svarbu yra šiaip pasakyti, ką galvojam. Ir čia nėra jokio radikalumo, čia yra labai common logic, kad mes atsisakome daryti tai, ką mums liepia, ta prasme, tokiu tonu. Jūs arba prisimsit pabėgėlius, sorry, ne. Ta prasme, Amerika, aš ant tokio dalykų nepasirašau. Nu ir atleiskit už mano toną, jisai gal toks jaunatiškas bus, bet truputį pakalbėsiu jums šiaip apie šitą vadinamą Europos migrantų krizę, pabėgėlių, ne? Nu tai ką, pirma naujiena, tai kad ta pabėgėlių krizė, tai ten didžioji dalis jų yra ekonominiai migrantai, yra šiaip Facebook'e grupės, kur pardavinėja jie dokumentus ir jūs neumanas, kiekvienas iš jūsų jaunam žmogui nuvažiuojat į Vokietiją, pametat dokumentą savo, einat į imigracijos departamentą, sakot, aš esu iš Sirijos. Okei, tu iš Sirijos, jo, aš iš Sirijos, duokit man pašalpų, imk pašalpų, žiauriai jėga Merkel, wow! Ta prasme, jeigu truputį rimčiau, tai čia mes turime rimtą Europos tapatybės krizę ir Europa ilgą laiką norėjo gyventi patogiai ir atsisakė savo tūkstantmečio identiteto. Ta prasme, Europa 1000 metų gynėsi nuo įvairių atėjūnų ir dabar pasikeitus, galbūt atsiradus čia visiems labai nori
tapus labai tolerantiškiam, nu, tai dabar mes turime tokią situaciją ir aišku, islamo kultūra yra stipri, vyriška, dominuojanti, ta prasme, tai aišku, ko jie nepasinaudos tokiais skistais europiečiais. Tai ką aš noriu pasakyti šitų klausimų, tai kad arba dabar Europa turi du pasirinkimus, arba jinai grįžta prie savo tautų Europos, nu, arba naują Europos tapatybę, kurs kiti žmonės, kurie ateina jauni, stiprus, musulmonai ir bus labai įdomu pažiūrėti, kaip visos Vėsaitės, visos Aušrinės Marijos gyvens, kaip jau ten į paradai LGBT gyvens pagal naują šariato teisę. Tai čia vienas dalykas. Šiaip, turbūt galima būtų pakalbėti apie tai, kokia esmė mūsų valstybės. Tai aš turbūt manyčiau, kad valstybės esmė yra apsaugoti savo visuomenės įpročius, ta prasme, kaip gyvena, ta prasme, apginti hipsterišką gyvenimo būdą, kuris populiarus dabar Vilniuje, Kaune, ta prasme. Ir jeigu valstybė negina savo piliečių, negina savo ilgamečių vertybių, tai, nu, sorry, tai kas čia per valstybę? Ta prasme, čia rimtai nepriklausoma valstybė, ar tai kažkokia tai yra pastoviai besilankstanti, tenai pavyzdinga ES narė. Nu, aš tai norėčiau kažkaip tai tokios valstybės, kur žinau, kad, nu, tikrai mano gyvenimo būdą gins premjeras. Ir aš dabar to nematau. Aš matau, kad mūsų premjeras dabar išduoda tą gyvenimo būdą. Nu, tai, nežinau. Taip, sekantis dalykas, tai turbūt reikėtų pastebėti, kad šiaip galėtų visokie jautruoliai, leftistai, kurie čia kalbėjo, kad reikia įvežti 50 000 ar kiek ten tų migrantų galėtų pakeliauti po pasaulį. Ta prasme, jūs pažiūrėkite Prancūzijoje, kaip yra no-go zonos. Yra vietos, kur tiesiog policija nebevažiuoja, nebegina tenai gyventojų. Ten tiesiog chaosas ir bardakas. Nu, ir jūs tikrai manote, ta prasme, premjerė, tu tikrai manai, kad mes, Lietuva, kuri nesugeba integruoti Romų taboro, kuri nesugeba integruoti pietryčių Lietuvos, susidaros su tais žmonėm, kurie ten atvažiuoja, rimtai, ta prasme, nu, sorry, aš tai netikiu. Ir šiaip, nu, kiek yra ta riba, kiek mūsų gali valstybė priimti, ta prasme, pradžiai buvo ten 30 ar 50, vėliau 300, po to 700, po to 1000, ta prasme, po to kas bus toliau 10 000, 50. Ir kur yra ta riba, kada jau mes pagaliau pasakysime, ne, gal sorry, nereikia, nu gal mes pabandom būti savo šalim, ta prasme, pabandom pasakyti, kaip pasakė Lenkija, kaip pasakė Slovenija, kaip pasakė Vengrija, kad ne, mes turime savo būdą, mes esame maža valstybė, mes ir taip niekam nesam skolingi ir šiaip jau pasaulis mums skolingas, tai leiskite mums gyventi taip, kaip norime, mes norime išlaikyti tą procentą, 80% lietuvių, mes nesam prieš nieką, nesam ten kažkokie tai blogi žmonės, bet mes norim tiesiog būti tokie ir viskas. Ir žodžiu, šiaip toks premjero, aš čia daugiausiai skiriu šitą savo kalbą, tai šiaip klausimas tau, premjerė, koks tu nori įeiti į istoriją, kaip žmogus, kuris pastoviai lankstaisi Merkel, lankstaisi ES vadams visiems išėlės, ar kaip tas žmogus, kuris iš tikro paėmė ir atstovauja visuomenės nuomonę. Aš labai tikiuosi, kad tu pasirinksi teisingai, kad Lietuva pritars Lenkijai, Slovenijai ir kitoms šalims ir pasakysim, ne, nulį mes prisimsim, 0 pabėgėlių, 0 imigrantų, viskas. Jeigu tu nesugebi atstovauti visuomenės nuomonės, tai galbūt tau laikas atsistatydinti tada. Ačiū. Kas nors tikite tuom, kad atvažiavę žmonės visiškai svetimos kultūros, visiškai svetimos kalbos, atvažiavę žmonės, kurie tikėjusi kažko kito negu, sakykime, rukla, kad jie kada nors gyvenime integruosis į Lietuvos visuomenę. Ar yra čia kas nors, kas tiki? 5-6 procentai. 5-6 procentai, nu, skaičius toksai yra. Kas galvoja, kad tokių bus daugiau? Yra kas daugiau galvojat? Tai va, iš tikrųjų, statistiniai duomenys yra tokie. Per pirmus 10 metų, čia buvo anglų statistiniai duomenys, apie
70, atsiprašau, procentų atvažiavusių išmoksta kalbą. 30 procentų net per pirmus 10 metų neišmoksta kalbos. Tai va. Tai yra toks statistinis dalykas. Taigi, perduodu megafoną, perduodu. Laukiu, jis man labai cybė. Perduodu Mariui Jonaičiui. Kuo greičiau perduodu. Sveiki, piliečiai. Malonu matyti čia susirinkusius ne tik Vilniečius, bet ir žmonės iš Klaipėdos, Alytaus, Kauno. Malonu matyti žmonės, kurie supranta reikalo esmę. Turbūt daugumą girdėjo, kad prieš porą dienų 5 mūsų europarlamentarai Briuselėje balsavo už tokį naują įstatymą, kurio Europos parlamentas galės bausti šalis, kurios nepriima pabėgėlių kvotų. Tos pabėgėlių kvotos bus nuolat keičiamos ir koreguojamos ir joms galo nėra. O 5 mūsų deleguoti Europos parlamentarai, kurie turėtų atstovauti Lietuvos interesams, jie balsavo už, kad jeigu mes atsisakysim priimti tą neribotą kiekį imigrantų kvotų ir kiekvieną kartą būtų bauda kažkur apie 65 ar 70, ar mes iš tikrųjų dar esam nepriklausoma valstybė, ar mes galim patys reguliuoti, kada, kiek ir kas į mūsų teritoriją atvyks. Ar reikia, kad kažkokia Vokietija, kuri bus taikyta kažkokias sankcijas, nurodinėtų, ką mes turime įsileisti, kiek įsileisti, kaip, kada. Tas europinis solidarumas buvo iš jų pusės, kai jie per Baltijos jūrą nusinešė trečią dujų srautą ir nuo 2019 metai bus dujų monopolį tik visoje Europoje. Bet iš mūsų tai be abejo, kaip mažos šalies, reikia pareikalauti tokio europinio solidarumo ir priimti tai, ko jie patys galbūt nenori priimti. Gal reikėtų Amerikos paklausti, kodėl tai patikėja tuos imigrantus po save šalį. Jeigu jinai kviečia, nutvoja, tada priima po save, integruoja ir tegu nekaišė toms šalims, kurios to nenori. Mes nedalyvavome konfliktuose. Mes nekėlėme jokio ten karo nei Libijoje, nei Irake, nei Afganistane, nei kitose šalyse. Todėl kyla klausimas, kodėl mums kiša tos žmonės. Mes turime per milijoną imigravusių savų tautiečių, kurios mielai norėtume čia susigrąžinti. Mes mielai integruosime. Bet ar mūsų vyriausybė, ar ta pati miela šimtingoji Europos komisija, ar skirsim po 600 eurų jų integravimui Lietuvoje? Manau, kad ne. Nes tai akivaizdžiai matosi, kas yra Lietuvoje prioritetas. Prioritetas Lietuvoje yra nusilenkti Briuselį. Prioritetas nusilenkti dar kažkam, per 25 metus Maskvai nusilenkti, dabar Briuselį nusilenkti. Kam rytoj nusilenkti dar kažkam? Bet svarbiausiai, niekada nesirūpina savais piliečiais. Todėl mes šiam reikalui režimui žmonės būrėm komitetą. Į komitetą gali jungtis bet kas. Už mūsų nestovi jokia partija, už mūsų stovi paprasti eiliniai žmonės, kuriems rūpi nuspręsti, kaip čia mes gyvensim toliau Lietuvoje. Mūsų tikslas yra pasirūpinti savais piliečiais, integruoti Lietuvoje savus piliečius, o ne dar papildomų susikurti problemų. Todėl renkame parašus. Šiuo metu elektroninė peticija pasirašė virš 11 000 žmonių. Popierinė peticija artėjom prie 4 000 žmonių. Pradėjom tik tai rugsėjo 6 dieną. Tęsim tiek, kiek reikės. Eisim iki galo ir Lietuvoje turi būti mūsų tvarka, kurią spręs Lietuvos piliečiai. Nenuradinės mus niekas, nei iš Briuselio, nei iš Maskvos, nei iš Vašingtono, nei iš dar kitos valstybės. Todėl burkimės, verkimės ir patys nuspręsime kas, kada ir kiek čia Lietuvoje gyvens. Ačiū. Visiškai teisingai paminėjo. Vis dėlto, ar dabar Lietuvos piliečiai, esant tokiai padėčiai, yra savo valstybės šeimininkai, jie pasidaro. Kolega paminėjo, kad buvo 5 Europos parlamentarai, tiesa, jis jų neįvardino, aš įvardinsiu, vis dėlto mes turim žinot savo, atleiskit, ne tik didvyrius, bet atleiskit, nenoriu to žodžio sakyti, ko gero supratot, kokį žodį turėjau omenyje. Taigi šitie mums brangus tąją prasme, kad jų sprendimo dėka Lietuva gali susimokėti per 60 milijonų eurų baudos, tie brangus piliečiai yra. Taigi, paskaitykim, atsiprašau. Mintinai atsimenu, kad tikrai buvo taip. Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Petras Auštrevičius, už Petrą, tai už Petrą 65 milijonus gausim, jeigu nepriimsim priverstinių migrantų. Algirdas Saudargas, viso. Tiesa, tuomet dar buvo nedalyvavusių,
Labai keista, kad žmonės tokių svarbių klausimų pamėgojo balsavimą. Pamėgojo ponas Landsbergis, Gabrielius, kažkur tai ganėsi ponas Uspaskich ir kažkur buvo ponas Ropė. Taigi, sugrįžtam vis dėlto dar prie tokio klausimo, o kas kitie, kurie taip įnirtingai nori įstumti mums migrantus, ekonominius migrantus. Nu, pabėgėlių gal ten irgi kažkiek bus, tačiau daugiausiai ekonominių migrantų. Taigi, aš atsiprašau, per daug laiko užėmiau, o kolega laukia ir nesulaukia. Atsiprašau, pervedu. Sveiki visi, iš tikrųjų mes visa šeima atvažiavome iš Klaipėdos į Vilnių vien dėl šitos akcijos parodyti savo nuomonę ir norėčiau tiesiog pareikšti tokį dalyką, kad visi žinotumėt, kad Facebook'e yra tokia grupė peticija prieš pabėgėlius, prieš tą priverstinę visą migraciją, tai tiesiog labai lengvai Facebook'e galite rasti. Tenais yra visa kita informacija, tiesiog visa informacija, kas vyksta, kokie sekantis piketai, kokios akcijas, elektroniniai parašai ir taip pat popierinės tos peticijos. Tai va, kas norit, iš tikrųjų galite prisidėti ir kaip sakom, atlikti tą pilietinę pareigą tokią ir, sakykime, išsakyti savo nuomonę drąsiai išsakyti. Tiesiog kaip mes ją tiesiog išsakom, nes mes neatstovaujam jokiai partijai, neatstovaujam piliečius, Lietuvos piliečius, visi šitie žmonės, kurie esam čia susirinkę. Tai va, iš tikrųjų, aš labai trumpai tiek ir norėjau pasakyti, tai labai malonu, kad išklausot ir ačiū Jums. Lietuvoje neturėsime darbo ir taip toliau. Bet rezultatai kas yra? Šimtai tūkstančių žmonių yra priversti tik vyriausybės ir tam tikrų verslininkų dėka palikti Lietuvą. Ir tai yra tiesa. Tai yra faktas tas, kuris įvyko. Dabar atlaisvino šimtus tūkstančių vietų ir padaro kompam, kad galėtų sudaryti galimybę atsiųsti, jeigu jūs galvojat, kad čia yra atsitiktininis, tokia dabar atsirado iš kažkur pabėgėliai. Tie pabėgėliai vyksta į Europą jau gerus 50 metų. Lietuvai nereikia imigrantų.